Treneriai, ką tik baigėsi intriguojančios rungtynės, kaip ir minėjau Davido Jafonso, jūsų kolegai, kad žiūrovams tikrai turėjo patikti, ar patiko treneriams, na tai tą patį adresuoju ir jums. Na, treneriams tai tikrai nepatinka toks žaidimas ir sakau, aš mūsų komandą galiu apibūdinti šiais metais, na taip, mes kaip Robin Hoodas arba Tadas Blinda. Iš mūsų geriausių komandų praeitų metų top 4 atėmėm, na, iškovojom 10 taškų, o su kitom komandom kiek? 5. Tai dalinam tos taškus, kur tikrai nesinorėtų dalinti, bet iš kitos pusės šiandien tai mes turim džiaugtis to 1 tašku, nes aš manau, tos rungtynės, nors ir mes turėjom pakankamai irgi daug kamuolio kontrolės ir momentų, kad įmušti tą įvartį, rezultatų esant 1-1, bet mes turime džiaugtis, nes varžovas turėjo irgi mirtinas progas ir tos rungtynės gal jau galėjo būti pasibaigusios mums dar anksčiau. Kalbant apie rungtynių pradžią, 2,5 minutės sužaistos, iškart praleidžiat įvartį. Na, turbūt labai pykot ant auklėtinių. Na, be abejo. Aš sakiau, kad nieks čia neatvažiuoja ir nieks čia nedalins mums tų taškų ir taip pradėti rungtynės, na tikrai taip nieks nenorėjo taip pradėti. Aš manau, kad suklydome grubiai ir prasileidom tą įvartį, nors iš kitos pusės mes irgi tą įvartį savo išlyginamai irgi pelnėme ten, kėlinio vidurėje ir viskas buvo kontroliuojama ir kontroliavom žaidimą ir sakau, turėjom tų momentų, tikrai gerų momentų, bet varžovas, nors ir turėjom mažiau kamuolių, bet kaip rodo šiuolaikinis futbolas, tu gali turėti to kamuolio daug, bet tu gali ir pralošti ir nelaimėti, kaip sakoma. Tai jie buvo gana gerai organizuoti, jie laukė tų momentų, jie sulaukdavo tų momentų, išeidavo gerai į kontratakas ir aš manau, sakau, mes turime džiaugtis šiandien, kad taip kaip atsitiko, kad išlyginom tą įvartį paskutiniam sekundėm, turim džiaugtis to 1 tašku. Kalbant apie jūsų persvarą, vien pagal kampinius, berods 11-1, triuškinama bet kuriuo atveju persvarą, kodėl iš tų standartinių situacijų nepavyko konvertuoti? Jūs matėte antram kėlinį rezultatų esant, žinau, 2-1, man atrodo, Maiklas turėjo fantastinį momentą irgi, jie apsigynė, iš tų vartų išmušė, tai negali sakyti, kad mes nieko nesukūrėm iš tų standartinių situacijų, bet tai parodo, kad esame mes agresyvūs ir aišku, norėtųsi iš to išpešti daugiau, norėtųsi daugiau tų momentų, ypač tokiuose rungtynėse, kur iš žaidimo yra sunkiau įmušti, kai visa komanda gynasi. Apibendrinant pirmąjį ratą, 3. vieta, 15 taškų per 9 mačus. Ar tenkina šis rezultatas ir ko tikitės antrajam rate? Aš negalvoju, tai tenkina ar netenkina. Žiūrim ir matom, kad šitas komandas, ir Dainava, ir Banga nieks neaplošinėja dideliais skirtumais. Taip, gal ten Vilniaus Žalgiris laimėjo prieš juos, bet tikrai lengvų rungtynių prieš šitas komandas niekas neturėjo ir niekas nelaimė. Tai, aš džiaugiuosi taip, kai mes sužaidėm su mūsų top komandom, o su komandom, kur tu tikiesi taškų, manau, galėjome geriau.